Žinutė tiems, kurie turi iššūkių santykių tema, gal netgi ant skyrybų slenksčio. Pacituosiu likimo transformacijos bendraminčių Telegram čiate vienos iš kuratorių parašytą žinutę, kuri ir išeina iš Dmitrijaus Trockio žinių sistemos. Beje, aš pats esu tos bendruomenės narys, reguliariai dalyvauju susitikimuose. Na, apie pačią informaciją važiuojam. Ketvirtadienį bendravome su jumis apie santykius, konkrečiai kalbėjome apie ketvirtą žinių sistemos matriošką lygmenį – vyro ir moters santykius. Po susitikimo sulaukėme žinučių su prašymu paaiškinti, ką daryti, nuo ko pradėti, jeigu santykiai su vyru ar žmona prastėja ir eina link skyrybų. Dauguma jūsų jau perskaitė knygą Kol aš nesu aš, galbūt peržiūrėjo kursą likimo transformaciją, bet vis tiek nežino, ką daryti. Pasidalinsiu, nuo ko aš pradėjau. Paprastai santykiai su vyru ar žmona yra toks blogas, kad normaliai kalbėtis neišeina. Manęs negirdi. Bet ir aš suprantu, kad manyje yra vien tik kaltinimai, pretenzijos, skausmas, bejėgiškumas arba atvirkščiai, neapykanta ir pyktis. Aš pats nesuprantu, ko aš noriu. Vieną dieną skirtis, kitą dieną jau galvoju apie vaikus ir tai, kad neturėsiu kur gyventi, noras kirstis atslūgsta. Arba suprantu, kad vis dar myliu tą žmogų. Ką siūlo Dima ir žinių sistema? Jeigu man kol kas nepavyksta susikalbėti, susitarti ketvirtame lygmenyje, iš pradžių aš turėsiu atkreipti dėmesį į pirmą lygmenį ir padaryti reviziją. Emocinį skausmą varykite fiziniais pratimais, sportu, pažiūrėkite, ar turite dienos režimą, ar reguliariai palaikote tvarką namuose, ar darote rytinę mankštą, kaip maitinatės ir panašiai. Struktūra pirmame kūno lygmenyje atneša proto aiškumą. Pirmą lygmenį siūloma sutvarkyti bet kokių problemų, finansinių, santykių, sveikatos, vaikų ir taip toliau atveju. Jeigu su vyru ir žmona galite pakalbėti, tuomet pakalbėkite. Kalbėkite apie tai, ką jūs jaučiate, bet ne apie tai, ką apie savo partnerį galvojate. Mūsų negirdi, kai mes arba nekalbam, tylim arba kalbam kaltindami. Savo jausmų atpažinimui gali padėti jausmų lentelė. Ją galite rasti jausmų dienoraštyje su instrukcija, kaip naudotis, nes tai yra svarbu. Iš tikrųjų, tai, ką parašiau, yra logiška rekomendacija, kuri išplaukia iš žinių sistemos. Bet labiausiai siūlyčiau, kad pradėtumėt mokytis įsiklausyti į save ir suprasti, ką pagal žinių sistemą dabar turėčiau padaryti. Galbūt pakalbėti su mama, ar parašyti jai laišką, arba pabendrauti su savimi raštu ir pažiūrėti, kur aš savo meluoju, kur aš kalbu vieną, o jaučiu kitą. Paskaitykite knygą ar perklausykite audio knygą su konspektu ir jūs pamatysite, kad tas aiškumas ateis. Arba pasinerkite į video kursą kartu su Dima. Po šio video rasi nuorodą į Telegram kanalą, taip pat į Myliu save krautuvę, kur galėsi įsigyti knygą, įsigyti jausmų dienoraštį. Apskritai, Katerinos profilyje MS011 paskyroje rasi pasiūlymų susijusių su Dmitrijaus žinių sistema. Na ir ką, myliu save, tiltai sąmoningumo link, o aš Darius Keulakis, linkiu klestėt. Iki.